pristatinėjom ir LSU studentam, ten magistrantam, ir mane labai nustebino, mes su jais bandėm parodyti, ir jie patys bandė, ir vat, buvo net lietuviai, ne tik kad užsieniečiai, vat, labai gerai atsimenu, Jonas Staniulis, jeigu aš neklystu, padarė su šita programa tokį skautą, kad aš net nesitikėjau, aš sakau, aš iš karto pasimčiau savo į komandą, vat. Bet šiaip tikrai trenerio Jono Staniulio atsidavimas visas, kaip jisai, žinai, kiek tų treniruočių veda, kokios stovyklos vyksta, į ten krepšinio Wolves rungtynės visus veda. Nu, jie tikrai, sakau, tik tai geriausiais žodžiais galiu atsiliepti nuo to, žinai, ką pamačiau, kiek teko patirti. I'm Žydrūnas Urbonas, I'm head coach of the Utena Juventus basketball club, and Jonas Staniulis had internship in our club, participated in different club events, had a responsibility working with young players and scouting. And he liked to work hard and he stay after the practice. This means he's a good guy and he have the future in the basketball.